Labas rytas, nuotaikos jau puikios, aišku, nepavalgė, bet išgėrė arbatos, kavos, laukia, lyja. Laukia puikus oras. Ir aš kuprinę laukia palikau su šalmais, tai jos yra permirkusios. Tai, žodžiu, mes laukiame, kol nustos lyt, tikrai turbūt geras dvi tikrai laukiam valandas, bet lietus niekur nedingsta ir jau nusprendėm, kad reikia krautis ir važiuoti, nieko nebus. Tai padarysime tokį haką, tai dviračius atsistumsime štai čia po langiniam, kad bent jau biškai būtų patogiau juos susidėti, nepermirtume. Ir važiuosim iki Pepko, nusipirksime pagalvėlės, kad būtų ne taip užpakaliui skaudu, lietaus apranga ir dar keletą šodukų. Tai va, tokios nuotaikos rytinės. Kaip matot, oras po truputį taisosi, jau nebekrapija, gal vienas kitas lašiukas nukrenta. Tai per tą laiką, kol lyja, pasidarėme remontus, tai patempėme stabdžius, tiek vienus, tiek kitus, šį geriau stabdo, prapurtėm, pragazavom, nes buvo tikrai užsinešęs. Galvojam, gal keisim žvakę su kuro filtriuku, bet kol kas, kol viskas veikia tinkamai, nelysim. Tai užkasim pusryčius ir mūsų laukia 190 km. Mes turime, kai pavalgysim, bus lygiai 12 turbūt, be 15-12 ir bus sunki diena. Dar vienas sustojimas, bet šį kartą jau nelaimingas, vėl vis vargstam su šituo Piaggio C. Nebetraukia. Ir tikrai ne kūras, kūro tikrai užtenka. Su kibirkštim viskas ok. Dabar pažiūrėkit, čia yra kūro filtriukas ir jame labai daug šiukšlių.
Viena iš didžiausių bėdų šitiem motoriniam dviračiam, kad labai būna daug rūdžių bake. Čia nesimato nieko, aišku. Ir greičiausiai tas šiukšlės jisai ir įtraukinėja. Kadangi tas šiukšlės jisai traukinėja, bus matomai užsikišęs karburatorius. Kuro filtriukų turim, bet realiai ką mes dabar darysime, tai paversim dviratį, išsuksim karburatorius indelį ir tenais bus priėjimas prie žiklerio. Turim situaciją. Važiavom, nedaug iš tikrųjų nuvažiavom šiandieną, bet turim situaciją, kad vienam čiao, visiškai nepavyksta padaryti įsiurbimo sistemos. Grybauja, bandom dėti naują karbą. Čia vyr mechanikas deda jau varžtą, keičia. Atrodo daiktas, kurį gali sutvarkyti su plaktuku ir vienu atsuktuvu, bet priėjimai ant tiek blogi, kad neįmanoma nieko sutvarkyti. Švaistėm begalę laiko. Jeigu pavyks sutvarkyti, bus valio, jeigu nepavyks sutvarkyti, bus irgi valio. Galvosim kažkokius kitus variantus. Esam ties niekur, bet stotelėje. Bandysime kažką rasti. Rankos patys matot. Tuoj pasakysiu, kiek laiko užtrukom. Užtrukom valandą, kem 6 minutės pakeisti karbą, plus kem 5 minutės valėme karbą. Dabar užsikuria, važiuoja, viskas gerai. Manau, nenoriu prisišnekėti, bet manau, kad dabar visą kelionę visiškai be jokių problemų pravažiuosim, nes dirba idealiai. Drąsu, labai sumanu ir drąsu. Tai va, kaip seksis pamatysite, vis dar stengsimės pasiekti Klaipėdą, o kai bus, tai patys pamatysit. Tai tuoj važiuosim, dar net Pagėgių nesame pasiekę, tai spėkit, ką veikiam. Vienu žodžiu. Nuvažiavom, mes pakeitėm karbą, pakeitėm duslintuvą, bėga maišelis. Nuvažiavom 3 kilometrus koks, nenuvažiavom 3 gal. 5 nuvažiavom kilometrus. Nuvažiavom 5 kilometrus ir kaip jūs man. Jam irgi toli geriau nevažiuoti. Ir spėkit, ką mes turim. Turim kliną, nesimatys šį per kamerą, bet turim gan neblogą, va matosi tą klinuką, dar spėko laikų užgesim, bet dėsime tik kokybiškiausią gamintojo detalės ir bandysim nuvažiuoti iš tų cilindrų 10 km. Galvoju, tai va kažkaip, nes šiandien neįpatingai mums sekasi gerai važiuoti, šiandien labiau sekasi remontuoti negu sukti kilometrus. Tikėkime, kad tai pasikeis iš tų paskutinių remontų, nes faktiškai atsarginės detalės irgi į pabaigą. Tai, ką turėjom, jau panaudojom beveik. Tikėkime, davažiuosim kažkur. Kaip gausis taip? Kažkiek laiko. Jo. Va, tepaliukų viską. Kaip turi būti. Gražiai sutepam prieš dedant cilindrą, žiedus, kaip manoma, žiedavietes. Būtų. Koko? Man pašviest reikia. Ko pašviest? Aš pasižiūriu tik tai, ar reikia šiandien. Nu, ble, jo. Kiek daug neužtikrintumo tavo balse? Nu, jo. Ne, turėtų būti gerai. Šalma. Ką, cilindrą įdėjom. Dar va mašiną praleidom, pasirodo, čia važiuoja žmonės. Tai, žodžiu, stumoklis huine kažkokia, atsiprašau už keiksmažodžius, žiedai netinka. Tai naują cilindrą, kuris subraižytas, sudėjom su senu stumokliu, senai žiedais. Gal važiuos, gal nevažiuos, kiek tada važiuos tiek. Tada ieškosim transporto ir kol ieškosim transporto, stumsimės link Klaipėdos. Dabar turim iš viso 5:30,
tokia va ta kelionė. Aišku, tokių daiktų nepatikrinsi, neatspėsi. Pažiūrėkit, vakar dienoj puikiai kilometrai sukosi, vieną kartą benzinas pasibaigė ir viskas. O dabar viena problema po kitos. Aišku, gal tas šaltas oras kažką turėjo savo, aš neįsivaizduoju. Bet rankos nudaužytos ir taip važiuosim iki Klaipėdos. Naujas cilindras. Vėl važiuojam, klausimas kaip ilgam. Aišku, važiuoja tai labai liūdnai, arba deimantas net nespaudžia, kad užkliinti. Nuotaikos labai liūdnas. Mes jau seniausiai turėjom Klaipėdai būt, o dabar... Gerą apkatkę padarei? Nereikia man rašyti, kaip tvarkyt motorolį. Ne, tai už tai ir nerodom, kaip tvarkyt, nes čia blogas būdas. Nemeluosiu, į kalną nepatyrė. O, palauk. Kas į to? Debilas, bet... Tu visą tai nufilmavai, ar ne? Jo. Kroselis apujėl. Ką tik išnudrikė. What the fuck, kas čia vyksta? Kas čia buvo? Jis tiesiog važiavo. Net nesustojo. Bet jis tiesiog žiūri tiesiai akis. Oi, tu nahui, blėt. Na gerai, čia tai dabisdu, čia tai sutvarka. Bet mes sureagavom, kad mes turim patraukti jį. Mes sureagavom, kad jis neplanuoja sustoti. Gerai. Man dabar dar kojas dreba. Nu toks įdomus. Vedami smalsumo mes prasukome pro Panemunės sritį ir sustojome šalia Kaliningrado srities. Buvo smalsu pamatyti, kaip arti yra iš tikrųjų ši siena. Ir pasidarėme dėl to nuotrauką. Realiai jau yra 8 valandos, mes randamės tik tai Pagėgiuose. Su nauja grupė apkatkės režimu važiuojam 25 km per valandą. Tai tokios ir nuotaikos. Važiuosim, dabar atvažiavom į Norfą. Eisim pirkt liemenių. Ir važiuosim turbūt iki Šilutės, nes niekur nėra ko pavalgyt, nu nebent va kebabų yra priešais. Gal pasakysit, kad mes per daug išlepę, bet kebabų nenorim ir šiaip organizmui žiauriai nesveika. Tai įdėsim iki Šilutės per tamsą. Nu ir komentaruose įvertinkit, ar visgi tos liemenės mums tinka ar ne.